Jeigu turėtumėte įsirinkti top 3 ingredientus, kokie jie būtų? Čiobrelis, sūris ir žinoma prabangieji trumai. Braškės ir ančiuviai, normaliai. Jau matau, kad tu stresuoji. Naujame sezone aiškinsimės įdomiausių Lietuvos žmonių top 3 ingredientus ir kursime gardžiausius receptus. Aš tave, Rokai, nubausiu, todėl kad šį rytą... Su baltais marškiniais, tarpuosi burokėliais. Wow. Ilona, aš jūsų nebemėgstu. Taip, tai tos salotos vadinsis I plus I. Wow! Puikiai pažįstami ir nauji veidai. Nors su seniais reikėjo kažkaip valgyti, kad tėvai gėdos nepadarytų. Tai yra baisiausia, ką aš esu savo gyvenime valgius. O Rima sako, Jezu, Elze, ar tu pati išviri? Ne, sako, tai čia tiesiog kažkas. Jeigu bijote aštrumo, tai pjausykit ne su peiliu, o su... Salvijau, jeigu nebijote guzo, tai dar šnekėkit. Ilona, kas pjausto čiobrelį su koteliu? Nėra laiko čia man tų piestelių plėšyti. Aš neturiu žodžių. Ir gardžiausias grilio paslaptis. Kai žmonės sako, kaip greičiau man čia užsikaitinti kepsninę, kaip čia man greičiau įsikepti. Neskubėkit. Gaminimas turi teikti malonumą. Virtuvės istorijos jau nuo rugsėjo 9 dienos tik per TV3. Būtų išvalius, bet tas toksai... Šitas buvo geras. Sakai, tai, ką sako, sakai, pilonas, kad dabar čia.